Sveiki dar kartelį. Kur buvus, kur nebuvus, aš vėl čia. Tai dabar pirmiausia, mėly kolegos, kadangi šiandien kalbam apie mūsų savijautą, tai aš pirmiausia norėčiau, kad jūs visi nusiskenuotumėte šį QR kodą. Ir ten turėtų išlysti klausimas apie jūsų, kaip šiandien jaučiatės, ar ne? Taip, susidomėjęs. Vat, matau ir pavargusių, ir nejaukiai besijaučiančių. Aha. Pakiliai, pozityviai. Na, labai malonu matyti, kad pas jūs yra tokių ganėtinai pozityvių emocijų. Ramiai. Kaip gražu. Smalsiai, pavarai. Na, vat, yra visokių emocijų, tai labai dėkui, kad dalinate savo emocijomis ir aš labai tikiuosi, kad šitos pozityvios emocijos bent jau šią savaitę tikrai išliks, kol jūsų atostogos, ar ne? Ir kad tas emocijas tengsite išlaikyti ir vėliau jau grįžę po atostogų. Tai kol grįšim atgal į skaidrės, aš paprašysiu, kad visi atsistotumėt. Kadangi aš įsivaizduoju, kad šiandien yra tik tai antra atostogų diena, ar ne, tai dar labai norėtųsi pailsėti, tai aš paprašysiu, kad jūs dabar visi taip pasipurtytumėt. Taip, papurtytumėt rankas, kojas, galvą. Tiesiog papurtykit save, atsipalaiduokit. Galite išleisti ir garsą, kokį nors. Ar ne? Dabar kviečiu pažiūrėti į savo kolegą iš vienos ir iš kitos pusės, nusišypsoti ir pasisveikinti. Taip. Ar maloniau? Taip, dėkoju, galite atsisėsti. Tai, mėly kolegos, šiandien aš su jumis šnekėsiu būtent apie mokytojų savijautą ir apie tai, kaip galima ją pagerinti ir kaip galima padaryti, kad mums būtų į darbą eiti žymiai maloniau ir kad to streso būtų žymiai mažiau, negu patiriame šiaip kasdien, ar ne? Tai mūsų, vėl kartoju tą pačią reklamą, Edu Vilnius ir kūrybiniam jungtim. Mūsų mokykla pernai metais turėjo irgi vėl projektą ir mes dalyvavom tyrinėjantį mokyklą ir subūrėme labai puikų ir nuostabų tikrai gausų mokytojų klubą ir mokytojus, kurie kažką turėjo nuveikti. Ir pradžioje ir pas mokytus buvo pasimetimas, nežinia, ką mums veikti, ką daryti, kaip viskas turėtų atrodyti. Bet kuo toliau, tuo labiau pradėjo ryškėti tam tikri dalykai. Mes labai savęs ieškojom, vaikščiojom įvairias edukacijas, daug kalbėjom, daug bendravom. Ir iš tikrųjų tas stresas ir tas mūsų nuovargis labai jautėsi, nes iš tikrųjų mes irgi buvome kaip mokiniai. Naudojame tą vadinamą atstūmimo metodą, ar ne? Tas netinka, tas neįdomu, mes neturim laiko, mes pavargę, o Dieve ir vėl tas susitikimas, kiek galima. Ta prasme, viskas buvo atsibodę, o dar ir per atostogas reikės tiktis, o dar išeiti iš mokyklos ribų, kas čia per nesąmonę, taigi pamokos dingsta. Ir iš tikrųjų, tokiais dalykais, aš manau, mėly kolegos, mes tikrai keliame savo stresą ir neleidžiam savo atsipalaiduoti. Aš iš tikrųjų kartais savo kolegoms sakau, mėlieji, tos pamokos atsiras, mes atrasime laiko pamokoms, atraskime laiko savo, nes niekada jo neatrandam. Ir mes pagaliau susidėliojame tam tikrą dalyką, ties kurio mes dirbsim ir mūsų pagrindinis klausimas buvo, kokios praktikos, metodai, veiklos padeda gerinti mokytojų socialinį ir emocinį gerbūvį mokykloje, arba kitaip tariant darbe. Ir pradėjome dirbti šituo aspektu. Turėjome puikių veiklų, gerų emocijų, mokymosi draugą, laiką kartu. Ir dabar aš paprašyčiau jūsų taip užmesti akį, va čia ką aš sudėliojau, čia yra tam tikri daiktai. Čia yra mūsų mokytojų, kaip čia išreiškus, popamokinės veiklos. Ir
būtent mūsų viso projekto ašis buvo pomėgių pristatymai ir suvokimas, kad mokytojas yra tik žmogus. Jūs net neįsivaizduojate, kokių gebėjimų turi jūsų kolegos. Ta prasme, mes net nežinom, kad viena mūsų mokytoja daro dekoracijas įvairiom šventėm arba tas miegančias rožes dekoruoja. Kita mūsų kolegė organizuoja namus. Tai reiškia, kad jinai visus daiktus sudėka į tam tikras dėžutes, mokė mus, kaip lankstyti parduotuvių maišelius, kad jie neužimtų daug vietos. Kiti mokytojai dėlioja deimantinės dėlionės. Aš, pavyzdžiui, bėgioju. Ir čia yra ant žemės paguldyti vos keli mano medaliai, aš jų turiu virš 200. Ta prasme, mes vis kažką veikiam, vieni skaito, kiti gamina rankdarbius, treti tiesiog šiaip mėgsta atsipalaiduoti. Ir tikrai buvo nuostabių veiklų. Viena mūsų mokytoja, pavyzdžiui, sugeba burti iš kavos tirščių. Labai linksma, tikrai buvo puikiai pramoga, tikrai puikiai praleidome laiką. Mūsų, pavyzdžiui, mokyklos direktorė užsiema arbatų gaminimu, jinai renka žoleles, daro arbatas ir taip toliau ir panašiai. Ir atrodo, niekada nesuprasi ir niekada nepamatysi, ką tas kolega daro, kol neatsiduri tokioje kažkokioje situacijoje. Ir, aišku, mes ne tik linksminamės, bet ir dirbom. Ir turėjome tikrai puikių pranešimų, turėjome susitikimą su psichoterapeute, su aktoriumi ir lektoriumi Žilvinu Beniušiu. Taip pat turėjome su grafikė Agnė Rapalaitė Rasiūnė, turėjom tam tikrą paskaitą. Ir žodžiu, ir iš tikrųjų su kiekviena paskaita, su kiekvienu tom mums vis labiau ir labiau atsivėrė akis. Kad iš tikrųjų tikrai mes galime veikti kažką kito, ne tik tai būti mokytojais. Ir mes su mokytojais sukūrėme tokius 5 pabėgimo žemėlapius, kurie mums padėjo pagerinti tą savo emocinį gerbūvį. Mes iškėlėme 5 klausimus, kurie mums labiausiai, kaip sakant, gulėjo ant širdies ir kas mums labiausiai nedavė ramybės. Tai vienas buvo, ar jūsų klasės vaikai yra draugiški. Mes pasižiūrėjom ir vaikus, nes kaip ir sakė pranešėjos, jeigu klasė yra draugiška, jeigu klasėje yra viskas gerai, tai ir su mokytojais viskas būna gerai, ar ne? Tada ir mokytojas jaučia mažiau streso, mokytojas laisviau tiesiog jaučiasi, ar ne? Kitą dalyką mes turėjome, ar jauti perdegimo simptomus. Numeris 1 mūsų darbe, ar ne? Perdegimo simptomai. Mums tikrai yra labai sunku. Mes dažnai perdegiam ir, pavyzdžiui, aš asmeniškai šiais metais perdegiau jau rugsėjo pabaigoje. O dar tik tai buvo prasidėję mokslo metai. Jau nieko nebenorėjau, tiesiog norėjau pasiimti atostogų ir sakyti, aš išvažiuoju į Egiptą. 3, ar jauti stresą? Jaučiam stresą. Taip. Ir aišku, mes, kaip matote, tie žemėlapiai yra taip padaryti, kad mes atsakėme, turime 2 variantus, taip arba ne. Ir kaip mes bandom išspręsti šitą dalyką, kad būtų mums geriau. Mes susidėliojame net tam tikrų metodų lapus tokius, ką mums daryti, kokius metodus naudoti. Vienas iš tų metodų, kurį aš ką tik šiandien jums parodžiau, tai yra pasipurtyti, ar ne? Pasipurtyti, atsipalaiduoti, pamiršti viską, pamiršti stresą. Kvėpavimas. Labai, pavyzdžiui, yra nuostabus dalykas, ar jūs žinojote, kad, tarkim, net kelių elementarus atsukimas į kolegą jau sumažina atskirtį, sumažina stresą ir tiesiog padaro jūs žymiai artimesniais. Toliau turėjome, ar esi motyvuotas darbe. Matot, visą laiką šnekam apie mokinių motyvaciją. O ar kada nors, mėly mokytojai, pagalvojate apie savo motyvaciją? Kas jums kelia motyvaciją eiti į darbą? Kas jums kelia motyvaciją kažką nuveikti, ar ne? Ir irgi mes labai gražiai priėjome tam tikrų dalykų, kad, kaip pasidalinti savo patarimais, turėjome net ir mokykloje idėjų mugę, dalinomės pasitarimais, kaip mažinti stresą. Ir ar skiriate laiko savo laisvalaikiui?
vienas labai svarbus klausimas. Tai vat ir aš jūsų galiu dabar paklausti, mėly kolegos, ar skiriate laiko laisvalaikiui? Tai va, labai džiugu girdėti, kad yra atsakančių taip. Nes dauguma mokytojų tiesiog sako, neturiu laiko, nežinau, gal kitą savaitę, gal dar po 2, nes nėra tiesiog laiko. Ir, iš tikrųjų, dabar aš jums tiek parodžiau, tiek pasakiau ir klausimas, kas iš to? Ir žinokit, jūs net neįsivaizduojat, kaip tai buvo nuostabu. Kiek mes išbandėme įvairiausių metodų, įvairiausių veiklų su mokiniais. Ir mes ne tik padėjome savo sumažinti stresą darbe, bet ir pradėjome mokiniams, kokios yra iš tikrųjų įdomios pamokos, kai naudoji tam tikrus teatro elementus, kai panaudoji tam tikras priemonės. Ir iš tikrųjų labai daug įvairiausių veiklų mes nuveikėme po to jau su mokiniais. Siūlau pasiskaityti kelias mintis mūsų kolegų jau po to projekto, kai viskas baigėsi, kad iš tikrųjų mokytojai pradėjo labiau atkreipti dėmesį į save, į savo pomėgius ir tiesiog, kad daugiau skirti laiko ne tik mokyklai, bet ir savo. Ir svarbiausia, man labiausiai patikusi mintis, tai kad dabar, kai susitikimai baigėsi, yra tik pradžia visko, o ne pabaiga. Iš tikrųjų, mes baigėme tą projektą ir toliau, kuo puikiausiai dirbame ties tuo. Ir kaip viskas vystosi dabar, tai taip ir vystosi. Mes išmokom iš tikrųjų daryti tos tokius pabėgimo žemėlapius, tai darėme apie knygų skaitimą. Mūsų kolektyvas labai susidraugavo ir toks žymiai artimesnis tapo. Toliau naudojame įvairiausius metodus savo pamokose. Ir aš norėčiau šį pranešimą baigti tokia mintimi, kad visų svarbiausia nepamirškite savęs. Nes jūs esate asmenybės, ieškotojai, svajotojai, gyvenimo tiesų trokštantis pažinti Faustai ir tik tada esate mokytojais. Visą laiką pirmiausia atsigręžkite į save, o mokykla, manau, palauks, ji niekur nedings. Tai ačiū.